Kita diena ir vėl į kelią. Dviratininkų nenumušam. Turėjau aš vieną planą. Kaip visada pasikeitė planiukai. Vakare kašis. Reiškia, niekur toli nevažiuojam. Tai žodžiu, jo, pasivažinėsim kažkur, nes yra belė, kaip karšta šiandien. Jau striukės su atitrauktais visais vėdinimais. Bus matyt. Kaip čia seksis trasoj, nu jeigu spausim, gal ir bus vėsų, bet dabar tai kamščiuose stovėt. Kamščiuose, nu, gatvėse stovėt prie šviesoforo. Nelabai kažką. Na, važiuojamgi. Ar mes tą Škodą įleidinėjom? Įleidinėjom. Tai jo, pirmiausia, užsipilt kurą iki pilno. Man kaip ir nereikia, bet pom ramiau bus užsipilsiu ir ramu. Reikėtų šiaip visados prieš garažą grįžtant užsipilt. Bet kartais taip nepatogu būna, taip nepakeliui. Vakar pasiėmiau sporto programą iš treneriukės vienos Gym Pliuse. Bus matyt, ar bus galima pasportint biškelį. Šiaip visai smagiai, kad parodė visus pratimus. Pasigilinom visą programą. Tai turėtų būti neblogai. Aišku, kai kurie pratimai tokie juokingi, jau žvengiau treneriukai, sakau, jeigu bus daug žmonių, tai man bus gėda daryti tos pratimus. Nes blemba ten. Tikrai kai kurie keistučiai. Na, kur tu važiuoji? Tenai? Tai aš šiandien. Miškelį nervuoja, kad reikia nuimti lipnų modsų pilant kurą. Antra degalinė. Nu, tuoj tik pradėsiu. Vau, kiek daug sumokėjau. 6 eurus aš tom. Aiktisa, juokinga. Kur mes čia visai važiuojam? Aš įtariu, kad bus mažeikiai. Tai užsidėkim savo bazelės adresą. O babušų bėga į gatvę. Ką tu čia man rodai? Ok, perskaičiavau. Turiu aš tokią keistą parduotuvę mažeikios mėgstamą, vadinamą bazelė. Tai šiaip bazė turėtų būti, kad urmo pirkt, bet ten nereikia urmo pirkt. Nu, kai kurios prekės gal supakuotos dideliais kiekiais, ten saldainiai po kilogramą, nu, bet tokia neaktualu man. Šiaip būna įvairesnių prekių šiek tiek. Kai kurios geresnėm kainom, kai kurios nelabai. Bet, jo. Aš mėgstu kokį gėrimą ten pasižiūrėti, kokį sirupą į kavą pasigrėbt. Va tokie dalykai aktualūs. O dieve, kaip ta navigacija kvailai kalba. Kažkada nuspaudžiau, kad kažkokį naują įgarsinimą pasirinkti, bet po to kažkaip nelabai aš ir naudojau. Tai
Bet ant moco išgirstu tą garselį ir juoksama. Ką, trikojų šį kartą nėra. Kaip buvo akivaizdžiai padėti trikojukai. Vienas čia, vienas toliau. Ar čia antras jau buvo, dabar galvoju. Ne, čia antras turbūt, ten prieš tai buvo. Čia, kur baigė 70, pam, trikojuks. Tiksliau, 50 greitis, kur. Nu, panašu tikrai, kad mes į Mažeikius traukiam. Mano planas visai šiandien buvo nuvaryti iki mamos tėviškės. Ten yra labai faina vieta padaryta, žolytė nupjaunama pastoviai, prūdelis, yra kur pasikept kažką. Viduj ir elektra, jeigu ką, namelė, tai... Bet dėja, kašės. Varysime kašę žiūrėti. Kai esi dviese, reikia derintis. Prie abiejų. Kartais reikia paskatinti miegelius. Koks baisus kelias, kai krata. O, čia jau geriau biški. Mes čia atrodo suktis turėtumėm, ne? Okei, mes kažkur gal ir kitur važiuojam. Kur mes važiuojam? Nu, supratau. Pasirodo ne Mažeikiai tikslas. Ai, čia darbo dienom, tai greitis ribojamas, okei. Kaip įdomiai. Lemba, jau šyla nugarą. Dabar ne kažką, visų pirma nušyli per miestą važiuojant, tada išvarai ant greičio, perpučia ir žiūrėk, jau sutempia kitą dieną. Ne, nu gal nebesu tokia slabekė. Čia buvau apsirgus pirmą rugsėjo savaitę, tai blemba žiauru. O kaip tik dar tokie geri orai užpuolė. Eina savo. Rūkytę eina pirkt? Ką? Rūkytę eina pirkt? Ne, tai sustart važiuoja. Gal pavalgysim tada? Jeigu žinai vietų, nes aš tai ten nieko nežinau. Šiaip tai centras ten visai gražus, bet... Jeigu ketvirtą grįšim tiesiai, tai... Jo, bet klausimas... Čia tas kelias durnas, neįdomus baisiai. Nu, važiuoju. Nežinau, aš tiesiog sakau savo nuomonę. A? Tai Jonišky irgi tiesus kelias, Styga. Tai važiuojam į tos telšius. Kur čia kas parlėkė? Link mūsų, ne link mūsų. Kažkas kaukia, bet nieko nebesimato. Ai, blin. O kas yra? Ne? O kas yra? O sakyt, nedaugiai žmogus.
Nu, neišjungiau, posūkį. Nu, tai, kad tu nulėkiai vienas. Kaip nuobodu šito keliu važiuoti ir dar tie greičio matuokliai. Baigėsi vienas tarpinis, tuoj prasidės kitas, man regis. Gal ir ne? O, pradėjo rankas skaudėti. Einu savo. Einu savo. O, tiesiog tirpsta ranka. Kas čia per velnas? Dabar koks insultas. Ant baiko. Turbūt šakės būtų, išsimuščiau. Nejuokingas bairis, aišku, bet ne viską galima pasižiūrėti. Iš linksmosios, iš bairio pusės. Ir sutraukim gal vėdinimus, gal bus geriau. Kažkokią tai restoraniuką. Ukrainiečiai Telšiuose. 4,7 įvertinimas per Veizą žiūrint. Nubandom. Įdomu, iš kur Veizas ima info šitą. Iš ten to, nežinau, kas ten vandens bokštas, gal toks įdomesnis. Gal dar ne Telšių, bet žinau, kad šalia Telšių. Mes čia suksimės. Okei. Oho, koks mašiniukas varo. Galėtų šiaip jie ir šitai su dviračių takais važiuoti. Nes jų greitis turbūt toksai, kad ypač, kad čia tokie platūs takai. Aišku, nelygų. Baisiai, bet vis tiek. Oho, kietai. Karieta. Telšiuose paskutinį kartą buvau su Maške ir vakare biškelį paklaidžiojau, nes ten toks įdomus pačiam centre yra apvažiavimas. Jau čia prie Maksimos buvau paskutinį kartą ir po to, kai reikėjo man apsisukti, tai įdomiai ten vienpusis eismas, tokiu lanku reikia važiuoti. Į kiemus nusukau, nebėra kaip apsisukti. Ai, čia bendrai buvau pasistačius. Dėl taip įdomiai. Ai, čia vienpusis. Va čia į kiemą buvau įsukus. Ai, juokinga, juokinga. Reikėtų neišsidrėpt. Ui, ką tu darai? Jo, aikštelė. Aikštelės nėra. Akmenim grįsta šūdas. Šūdas. Reikia gal ant bėgio palikti? Ne, stabiliai ganėtinai. O, Seven Hills čia, kur išpėkė, ne? Yra dar kažkas pakeliui. Čia yra džiugo sūrio gaminti. O, geras.